O, Aš jau užsigandau, aš nemoku kalbėti. Nu, tipo, sėdėti ir kalbėti. žiūri, Man veidelis toks tavęs reikia. išsigandęs. Ir tu nes kažkaip čia, ar tavęs neįjungia, nežinau, nes man rodė, kad Man tai tavęs neįjungia. gerai. Ne. Ir aš galvoju, gal tu vėl telefoną kur palikai. Ne, ne. Ne. Ai, nu čia manęs neįjungia, nu gerai, supratau. Na va. Tokios mes susiderinusi šiandien, Rūtos, gražiai. Ar tu rūvo? Aš Ai, rožinė. gal apšvietimas. Tavo lempa tokia biški gelsva, tai jinai tokia. Nu, ne. Na, Gerai viskas. Tai šitą kaip tuos, žinai, būna į ratus visokius ten, kai ateini moterų, vyrų, ten alkoholių, kur ko tik nori. Sako, pirmas būna, nu tai su kuo šiandien atėjai? aš su kakavo. Aš su... Mhm. O jūs kad... Žiūrėk, parodysiu tau. Labas. Ai, gerai, labas kažkam ten. Parodysiu tau to, žiūrėk, nusipirkau kokį rėmelį savo šitiem kvadratėliam, žinai. Labai čiotką susismeigi, labai gražiai atrodo. Nu, jie ir formą, žinai, įgyja lygiai tokią. Tai va. Labai gražu. Ir labai praktiška, ir labai naudinga. Apie ką mes šiandien kalbėsime? Kaip tu manai? Aš turiu porą idėjų. Oi, davai, nes aš turiu gal 10, bet dabar visos pasimiršo staiga, bet tai tu dabar sakyk. Labai gerai. Mes mus žiūrite, galite irgi gal savo idėjas pokalbiui pasiūlyti, jeigu norite. Vaidai, žinai, kad tu galėtum draugauti su Meilučiu, nes Meilutis 123 ir Vaidas 123. Jūs turit bendrų Kažko bendro, taip. Tai aš kur vakar pradėjau šitą temą, nu, kad draugus pažinsi ne nelaimėje, o laimėje. Tai aišku, kad aš ten tą video, kai, nu, supranti, kai kažkokią tai temą nori atskleisti, tai biškai hiperbolizuoji galbūt ir visų niuansų nepasakai. Čia šitą tą komentarą, kur tu rašai irgi. Aš supratau, tu tik širdelę uždėjai, žinai, galvoju, jau čia Asta kažką turės ką pasakyti. Ne, aš vakar, man tokia diena buvo, kad aš vakarį nebeturėjau jėgų kažką rašyti, bet jo, iš principo aš sutinku, bet, nu, ir vat, noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai darai video, tai tą minutę ar kažkiek tai laikogi negali visų niuansų sudėti, tik tai kažkokią, momentą. Tai va, ir ten neatsimenu dabar vardo, kurį komentavo ir tu komentavai į apačią ir ten buvo pasakyta, kad apie empatijos, tiesiog reikia empatijos. Ir užuojautai, atjautai empatijos reikia ir kartu pasidžiaugimui empatijos reikia. Tai va, tai aš sutinku su tuo. Ir dar prie viso to noriu pridurti, kad yra labai daug niuansų šitoj situacijai. Čia kas nežinojote, negirdi, nesuprantat apie ką aš šneku, tai aš dar kartą paaiškinsiu, žodžiu, kad aš vakar tokį video įrašiau, kad draugą pažinsi, sakoma, kad draugą pažinsi nelaimėje, bet iš tikrųjų tu draugą pažinsi sėkmėje. Todėl, kad kol tau blogai, tol ten, vargšelis, ten gal ir padeda, nu jeigu ne per ilgai. Jeigu ne per ilgai. Irgi sąlyga. Jeigu ten vienkartinis kažkoks tai nuopolis, tai tada tau padeda ir realiai tau gali padėti visiškai nepažįstami žmonės, nes man yra buvę, kad aš važiuoju ir keistas garsas, sustoju, žiūriu padangą nusileidusi, plokščia padanga. Aš kol įlipau į mašiną, telefoną paimti, paskambinti servisą, kad atvažiuotų kažką padaryti. Žiūrėjau, vyras ateina, kažkoks tiesiog, jis man pakeitė tą padangą, aš padėkoju ir mes įsiskiriam. Tai va, tai prasme, padėti gali tokie visai random žmonės. Bet kai tau pradeda sektis, kai tu iš to savo, tu esi kažkur, maliesi ir tau darai kažką tai ir tau pradeda sektis. Va čia, tu pamatai. Taip, tau atsiveria akis. Atsiveria. Ir tada tu pradedi matyti, kas tave ir toliau palaiko, ir toliau džiaugiasi. Bet turbūt čia yra, iš tikrųjų, tai ir yra tiesa, kad empatija, kai tu turi empatiją, tai tu ir liūdi kartu, ir džiaugiasi kartu. Bet kai tu liūdi iš sužeistos savivertės, tada tu liūdi dėl savęs, tada tu padedi dėl to, kad tu jautiesi aukščiau.
tada tu gaili, nes tu meilę sutapatinai su gailėšiu. Tai prasme, kai pas tave yra problemos, tai tada tu arba užsifiksuoji ant to gailėšio ir gaili visų ir visiems padeda, arba tada gyveni tokio konkurenciniai nuotaikoje. Ir tau atrodo, kad išvyksta, nes čia turbūt iš vaikystės patirties, žinai, kad tu turi nuolat konkuruoti, nuolat įrodinėti, nuolat kautis, nuolat atstovėti kažkokią savo poziciją, nuolat kažką būti. Ir žinai, kai šeimoje yra daug vaikų ir mažai saldainių, tai jeigu vienas paėmė 2, tai kažkam jau neužteks. Tai va, ir su sėkme lygiai toks pas požiūris va tų žmonių, kurie va taip ir neišsigydė savo savivertės žaizdų iki galo. Ir tada jiems, kai jų rato žmonėms, arba net ne jų rato, nereikia rato žiūrėti. Pažiūrėk, kiek heito gauna, tiesiog žinomesni, sėkmingesni, matomesni žmonės. Tai kodėl jie gauna to heito? Dėl to, kad va, tie tokie va, vargšeliai nuskriausti ir nesusitvarkė savo vidurių, pavydė. Jo, bet man tai čia didžiausias fenomenas, kai būtent tie žinomesni žmonės, kurie tavo nedraugai, tu gyvenime jų nesutiksi greičiausiai. Ir vat ant jų liejamas yra lygtai, žodžiu, aš suprantu dar su kaimynu, su kurio kasdien matais ir jisai ten su geresnė mašina, žinai, ir viską tu gali jam į snukį trenkti ir kažką, žinai, bent jau. Arba tikėtis iš jo kažko gero. O čia, blemba, koks nors škaro, čia net tų vardų nežinau, žinai. Ir, jaučiasi tada padedantis savo tie, matyt kažkaip. Aš be vardų papletkinsiu. Be vardų papletkinsiu. Nes irgi girdėjau, žodžiu, viena žinoma apkūnesnė Lietuvos moteris susilaukė tokių komentarų iš tiesiog gatvėje, iš tiesiog random žmonių. Kad tiesiog mane iš viso šokas mane ima. Tai prasme. Taip. Bet aš tikiu, kad tie žmonės, kurie jau biški pasilypėjo, kad ir ta kažkuri ten apkūni garsi moteris, kad jų savivertė tai jau yra, tvarkoj, kad jų neliečia tie komentarai. Visada liečia, nes tai ir yra normalu. Supranti, jeigu tu nesužeidžia. Gal sakykime, nesužeidžia. Arba ilgam nesužeidžia. Taip. Nes iš pusiausvyros išmuša, tai faktas. Nes, suprantit, čia toksai, kai tu kol esi labai sužalotas, tau visą laiką skauda ir tave biški pasižiūri į tave ir jau, čiaudis. Su garsai dar kokiais gerais. Tai va, o Jezu, palabiškai reikia nosį išsipūsti, bet nenoriu. Aš užpildysiu tuštumą greitai, kad jeigu tu esi sužeistas ir tavo žaizda jau gal ir gyja ten biški, bet dar užsitraukia vos plėvelę ir toj pat vėl kažkas baksnoja ir vėl ten. Ir tada ilgai skauda, nes ten yra daug yra prisikaupę. Tai va, o kai tau jau viskas užgyja, vis tiek tave galima sužeisti, bet tavo, tu greičiau užgyji. Tave pastumė, tu prarandi pusiausvyrą, bet ir vėl atsistatai. Tai va. Taip. Šitą aš čia, atsiminiau dabar situaciją, nežinau, gal noriu papasakot, bet ėjau kartą per Žvėryno tiltą, šitą Vingio parko, pėsčiųjų, žinai. Rytas ankstus, tarp kitko po sporto, nusipirkus saldainių maišelį. Ir po mūsų bendro sporto. Taip, po to, o gal nesvarbu. Ir žodžiu, einu maišelį, žinai, saldainį nešuosi, valgau, taip tuščia. Ir prieš mane per tą tiltą eina irgi, toks bumžiukas matosi, žinai, žmogelis. Kažkokį ten maišą velka, kažkokį ten tą striukę vargšė labai jau purvina ir eisena tokia, žinai, varginga. Ir aš paskui jį einu ir galvoju, jeigu jį pasivysiu, duosiu jam saldainių, žinai. Bet jis eina tokiu pat greičiu kaip aš maždaug, žinai, niekaip aš pasivyti negaliu jo. Ir jisai sustojo. O galvoju, ženklas, čia kaip, tada aš jau jį ilgai prisivijau, apsukau iš veido pusę, žinai, ir ten toks jaunas žmogus matas, bet jau labai apsileidęs, ten tiesiog liūdna, žinai, žiūrėt. Ir aš duodu jam tų saldainių. Ir jisai tik jūs, capt, iki šiandien. Žinai, visas. Ir aš taip, sakau, reikia čia pasakyti, žinai, tokiai, bum, kažką ten. Ir ten, aš nuėjau, žinai, ir galvoju, žinai, tokiose situacijose, kai tu darai gerą darbą, kurio, tavęs nieks neprašė, žinai, vis tiek turbūt tikiesi,
wow, čia fanfarų, žinai, ir jisai dabar staiga mes tą savo bomžavimą, jisai pradės daryti gerą, žinai, ir taip toliau. O čia nei ačiū nepasakė. Tai, Ir žinai, kai tu... parašys Taip, knygą ir pradės ją nuo to įvykio, kaip jisai ėjo, taip. gavo saldainį. Taip. Ir šitą, ir žodžiu, tai va, bet, aš pamiršau ir tiek, žinai, bet irgi jautresnis žmogus gali tada pradėti irgi knygą rašyti, kad blemba, aš daviau saldainių, o net ačiū nepasakė. Tai aš daugiau niekada niekam gero nedarysiu. Tai va, palačia to ir Rolandas, man atrodo, jo, sako, kokia čia sekta, sveiki. Bet čia su žvengučiais, žinai. Kam? Čia mūsų sekta, ar kas čia? Turbūt mes sekta. Taip, Rolandai, mes sekta, ne? Bet tai gerai. Mes sekta, aš džiaugiuosi, būdama sektos su tavim. O Geiteris, šiandien įdomių komentarų diena matyt, nes Geiteris rašo, kad aferistė konservatorių tavo draugė. Ai taip, čia aš turbūt, kad greičiausiai. Nežinau, kur aferistė, bet konservatorių draugė, tai jau taip. Tu už Landsbergį? Landsbergis konservatorius. Turbūt jo. Man taip sunku su tais terminais konservatorius, socialdemokratas, liberatas, koks nors, aš nežinau, turiu. Bet jo, aš net esu girdėjęs, kad aš esu vatnikė. Ir vakar vyrui sakau, taip, aš tikrųjų vatnikai tie, kurie rusam prijaučia, nes aš jau dabar pasimečiau terminuose, kad aš būčiau vatnikė. Va, bet žmonės geriau žino, man atrodo. Iš šalies geriau matosi. Tie žmonės, kurie tavęs nepažįsta, jie geriau tave žino. Nes jiems pirmą kartą tave pamatę, jie iš karto žino, kas tu esi. Taip. Iš šalies matos geriau vis tiek visada. Bet iš tikrųjų geriau matos kartais. Vilties dar yra su tavim, tai žodžiu, kadangi tu esi atvira žmonių nuomoniai. Taip. Šitą aš irgi vakar padariau įrašą apie tai, kad, apie Amerikos ambasadą aš turiu daug pažįstamų labai, nes pas mus į bažnyčią ateina, žinai, dažnai atvažiuoja iš Amerikos mūsų bažnyčios nariai ir jie dirba ambasadai. Ir aš ten padariau tokį trumpą įrašėlį ir gavau irgi komentarą, kad tie visi mormonai yra CŽV, Amerikos ten agentai ir taip, ir aš aišku jau tada tuo pačiu CŽV agentė. Ir aš sakau žmogui, bet tai kaip jūs greit atskleidėt CŽV veiklą? Nes čia, wow, čia intelektas turi būti labai aukštas jūsų. Žmogus padėkojo man. Aš galvoju, ar čia sarkastiškai padėkojo, ar tikrai nuoširdžiai pagalvoju, kad aš jį pagyriu. Dažnai dirba institucijos, daug žmonių su specialiu apmokymu, o čia su tokio aukšto intelekto žmogus, kuris pasižiūrėjo vieną kartą kažkokį nustatė. Nes ten CŽV, tai žinai, jie durniai ten visi, ten žinai, žodžiu. Žinok, apskritai visur yra durniai, tik aš viena protinga. Taip. Ir visi vairuoja blogai, ir visi durni, ir visi nieko nežino, ką daryti. Ir tik tai aš viena galiu išspręsti viso pasaulio problemas, bet jie tokie durni, kad neklauso manęs. Nes jeigu klausyti protingą patarimą, tai tada, žodžiu, žemėje būtų taika, visi būtų turtingi ir, dėdulis į upės prisijungia. Ai, čia koks nors gerbėjas. Ne, tas Jupis, kur sako, labas rytas, teta. Aš pirmas spėjau dėdę pavadinti. Ai, šitą. Dievas įsivaizduoja dabar mus, nežinau, ar dar vis žiūri, bet Dievas dabar prisijungia. Rimties prašom ir susikaupimų. Apie šitą, kad visas pasaulis, žinai, yra durniai. Aš sakiau tokį ukrainietį, gal sakiau to kažkada Vox Veritas, man atrodo, vadinasi. Toks labai kietas dėdas istorikas ir jisai prisijungia toj ruletėj, kur ten kiekvienas gali prie jo prisijungti ir kalbėti kokią nori temą, žinai. Ir jisai kalba tik apie istoriją, Ukrainos reikalus. Ir vakar mačiau, tai ir pas jį sienai įrašai, kur jisai kalba, o pačioj jau tas jau žmogelis koks nors. Ir vakar jisai kalbėjo su moteriškė Rusija tokia, kuri, aišku, ten ukrainiečiai durniai, visi durniai. O Rusija, labai labai gerai ten viską daro. Ir jisai klausė jos, tas jau ukrainietis klausė, o tai kodėl jūs manot, kodėl Rusijos nemėgsta šalis, žinai, visos?
Ir jinai sako, todėl, kad visi ten blogi, ten visokių epitetų prisakė. Ir jisai sako, kas tie visi? Nu, tai visos pasaulio šalis, žinai. Ir jisai sako, 144 pasaulio šalis, durniai visi, ne, o Rusija vienintelė. Ir moteriški, taip. Ir vat nesuvokia to, kad jeigu dauguma durniai, tai gal vis dėlto jau tas vienas, jau ne tas jau protingas, žinai. Vis tiek dauguma tiesą sako, man atrodo. Kažkaip dažniausiai. Aš dabar einu šventą pareigą atlikti, reikia man katę išleisti į lauką, nes jinai reikalauja. Ar čia Sirijus, ar čia... Ne, Sirijus tai eina miegoti dabar po pusryčių, dabar Saga nori išeiti į lauką. Sagutė. Taip, viskas. Gerai. To man ne, Sirijus taigi katinas. Ne Sirijus, Guzikas. Guzikas. Guzikas spėjo išvesti. Ai, gerai. Jo. Bet tu matai, kad jau švinta? Praeitą savaitę buvo tamsu. Nežinau, ar aš to džiaugiuosi, kad jau švinta, todėl kad vakare labai greitai temsta. Nu taip, vakare. Tai tau ypač grįžinėti iš Vilnių visokių. Tai, ja. Nu, man ar Ai, taip... vakar atsiminiau. Šitą... Taip paburbėt norėjau, tai sakyk dabar. Gerai. Šitą manogi pakabukas šitas, lietuvėlė. Tu esi mačius jį? Tokį, dabar esu mačiusi pas tave, taip, dabar jau matau. Taip. Nu, tai pas mane, jo. Ir jisai man toks brangus, žinai, ir esu susilaukus netgi komentarų, kad gražus pakabukas ir taip toliau, žinai. Ir čia prieš 2 savaitės buvo tas komentaras ir aš jį pamečiau. Ir aš labai atsimenu, kad aš ėjau į rengeną, nusisegiau, įsidėjau džinsų kišenę, žinai, ir viskas, viso gero. Kaip tik tą dieną, kai buvau pagirta, aš jį pamečiau. Padariau netgi reelsą apie gamintoją, kas gamina, žinai, jį. Ir, Gita, tiksliau, labą dieną, labas rytas. Šitą, ir žodžiu, bet galvoju, pamečiau, ką čia prisirišti prie daiktų. Vaikščiau savaitę, galvoju, blemba, man jo labai reikia, labai aš noriu, man labai jisai, mano savastis tokia, žinai. Ir užsisakiau dar kartą. Vakar man jį pagamino, parašė, aš užmokėjau, man jį išsiuntė ir aš randu jį kitoj kišeniai. Blemba. Ir aš dabar turiu šitą senąjį ir man ateidinėja tas naujasis. Ir galvoju, man 2 tikrai nereikia, tai padarysiu TikToką, gal kas nors norės perpirkti. Gal tarp kitko iš žiūrinčių kas nors nori perpirkti. Labai gražus Lietuvos su širdelė Vilniaus vietoje. Nors, čia gali būti ir trakai, ir kas nori gali būti. Tai va, reklama. Dabar, žinai ką, Nitanas Gausėda mėgsta mūsų transliaciją. Tai ačiū Nitanai Gausėda. Nitanas Gausėda. Gita, labai daug čia primėgo, labai ačiū Gita, labai miela mano sekėjėlė viena. Gita irgi, Gita 776? Taip. Aš skaičiu. Irgi čia dabar pas mane pasijungusi siunčia širdelės, tai ačiū Gita. Fainas tas dalykas. O Geiteris tai nerimsta, jisai paklausė tos, kodėl blokuoja už nuomonę. Jo. Aš kodėl blokuoju už nuomonę, nes ten mano namai, kodėl aš turiu šiukšlės kažkokias tai prisileisti. Tas pats, kad pas jūs namo ateitų kas nors su purvinais batais ir ten kažkuo tai prikakotų kur nors, nemanau, ar labai toleruotumėt ilgai. Tai va. Jeigu jūs norit savo nuomonę reikšti, tai kuriat savo tada TikToką ir ten reiškiat visokią savo nuomonę. Ir tada aš ateisiu pas jūs prikakoti. Aš tai greičiausiai neįsiu, nes laiko neturėsiu. Tikrai ne. Vaikščioti visur ir kakoti. Kokia prasmė. Jo. Aš blokuoju labai greitai ir net į tos žmonės, kuriuos aš daug metų galiu pažinoti. Ir jeigu Geiteris kito nuomonė šiukšlės, žiūrint, kaip tu tą nuomonę reiškia. Jeigu tu reiški nepagarbiai ir labai kategoriškai. Ir neargumentuotai man, pavyzdžiui, irgi tas, žinai, nepatinka. Kaip? Tai aš jau esu tame amžiaus tarpsnyje, kur aš tiesiog visiškai nenoriu turėti jokių reikalų su toksiškai žmonėm. Ir man vienodai rodo, ar aš tave pažįstu daug metų, nes čia ne per seniausiai užbalkavau vieną, kuri labai, žinai, tendencingai toksiškas jos visą laiką santykis. Toksai, kad paklausia, kaip tu gyveni, žinai, ten, kažką apie reikalus pakalbam, tada klausia, kaip gyveni, ir tada aš jai atsakau, kaip gyvenu.
Ir tada po kokių 4 mėnesių, kai jai vėl prireikia, vėl jinai rašo man apie reikalus ir tada dar rašo, žinai, neperklausiau tų tavo žinučių, tai tuoj perklausysiu. Jo, Ir jo. aš sakau, gali nebeklausyti. Nu tai va, tai čia vienas iš tų pavyzdžių, kur, žinai, tokie, nu kai matai tendencingai kažkokius nuodus, kažkokį nuoseklų tokį atmestinumą, nuoseklų Mhm. atsainumą, tokį, Taip, žinai, taip. nu tai, blin, ką man tokių žmonių reikia? Man Visiškai, nereikia. visiškai nebe tas ar amžius, ar supratimas gyvenimo. Nežinau, man, ta prasme, nori manęs nemėgti, nemėg į sveikatą, Mm. savo kažkur ten nemėgsta ir nelysk į mano postus, į mano Tai netgi, komentarus. netgi tas pats Vageiteris, kai vat ryte šiandien pasakė tau, kad tavo draugė konservatorių kažkas ten dar agentė, ar kas aš ten tokia. Nu tai jau vien tai pravardžiavimas toks, žinai, ką man reikia. Ir ta prasme, jungtis prie manęs tam, kad ant tavęs pavarytų. Jo, va, o, matai tiksliai. Ai, nes prie manęs negali prisijungti, nes užblokuotas. Ai, nu jo, jo. Tai taip, nu čia, žinai, man atrodo, labai silpnų žmonių yra bruožas, kad visus priimsiu, taip išklausysiu visas, nu, arba tau dzin visiškai iš tikrųjų. Gali ir tai būti, žinai, jeigu pas tai 200 komentarų, tai jau tikrai ne visus ten skaitai ir žiūri, aš te blokuosiu šitą, nežinai. Bet pradžioje kaip kartais įdomu. Dar jeigu, dar su tais tokiais nes tik tokia labai daug nemalonių komentarų. Nu, ta prasme, kitose platformose nebūna. Nors mano dabar, čia buvo etapas, kai tik tokas labai čia, bet taip labai, o dabar pas mane Facebookas labai. Tai va, tai nors mano Facebookas dabar belenkaip staigiai auga ir labai daug žmonių pasiekiu, bet tik tokas vis viena lenkia šlikščių komentarų skaičiumi. Nu, nėra tokios vietos, kur tiek daug šlikščių, nepagarbių patyčių, derinimo, visokio ko. Bet, kadangi aš dedu pastoviai video ir aš kaip juos dedu dėl to, kad mano mintis eina į priekį ir man ateina į galvą ir aš dalinuosi. Ir aš nebegrįžtu atgal dažniausiai. Ir ten tada, ta prasme, kai kartais jeigu pasižiūriu, kas ten dedasi po kokiu nors ten senesniu video, suprantu, kad ten žmonės gyvena savo jau gyvenimą ir ten jau man filmavimo jau nebereikia, nes ten jau vyksta. Vieni su kitais jau tenais kovoja arba tarėsi kažką. Nu, arba varo ten išsijuosia, nei aš ten skaitau tų komentarų, nei man ta prasme. Bet man labai įdomus vis tiek fenomenas šito TikToko, kad netgi jeigu būna tūkstančiai komentarų, būna tokių, nu, lietuvių tai gal nėra tiek su tūkstančiais, bet kitų, žinai, šalių. Ir kiekvienas komentatorius, nu, kažkaip tikisi, kad tas kūrėjas video jo komentarą paskaitys, žinai. Ir kad, aš netikisi, palauk, tuoj pabaigsiu dar, kad šitą, va, suvaizduoju, užblokuosiu, kad ne tai, kad tikisi, kad jį, nu, bet vis tiek, aš manau, šiek tiek yra to tikėjimasi, bet kad būtent jo tokia platforma išreikšti kiekvienam savo nuomonę. Bet mes visigi galvojam, kad mano nuomonė tai fainiausia, vis tiek įdomiausia, tokia ir svarbiausia. Tai va tame man, nu, ir gražumas to TikTokų visų ir iš visų internetinių dalykų, kad visi turi teisę ir vietą pasireikšti. Prašau, žodis jums. Ačiū, kad neužblokavote mane už mano nuomonę. Taip, nespėjau. Turiu tą anglišką paskyrą, kur aš dabar nieko nedarau, nes energijos neužtenka. Bet tengi labai daug, aš jau nebeatsimenu kiek ten, 10 tūkstančių, daug labai tikrai. Ir tikrai yra po ten kai kuriais video, ten ypatingai tos pradžios, kai ten ant boomo visa buvo, kai ten visi pamatė, o geras, ne tik Amerika yra, dar ir kitos šalis ir visai įdomu. Tai ten tikrai labai daug komentarų. Ir aš iš pradžių irgi man toks ant bangos, nu iš tikrųjų tokia, žinai, su tikrai emocija tokia ėjau ir tokių, nu tikrai labai fainai, jo labiau, kad toj angliškai paskyroj, nei vieno negatyvaus komentaro. Čia man kosmosas buvo, tikrai. Nu va, ir ten aš labai stengiausi visiems atsakinėti. Bet daugelis man sakė irgi, kad mes nesitikim, kad to atsakysime, suprantam, kad čia yra didelis srautas, kad realiai neįmanoma viską atsakyti. Tiesiog, žinai, užsienyje yra labiau toksai, nežinau, kažkaip tai tas nuomonės arba palaikymo, gal išreiškimo
toksai ta filosofija gal laisvesnė kažkokia yra ir kažkaip tai toks jiems labiau normalu kažką gero parašyti, nu, tipo, pamatai ir vietoj to, kad tiesiog eitim toliau praskrolinti, tai palaikinį ar dar kažką tai parašai. Nu, belenką, tiesiog kažką parašai, žinai, mielo. Ir nebūtinai tam, kad čia conversation užsives. Jo. Aš manau, mes iš to irgi jau išlipsim kažkada, tai nes yra tendencijos, kad tas... Aš dabar gėtį kažką užblokavau. Ai, jau per daug pradėjai reikšti savo nuomonę. Bet gal kiti irgi kažkokį pasitenkinimą jaučia, žinai, kai juos užblokuojam. Tai paskui eina kur nors jis sako, nu, arba kažkur paskui eina ir pasakoja, mane užblokavo, nes aš matai tiesą pasakiau ir kažką tokio. Na tai gerai, tegul jaučia malonumą. Aš nei jaučiu malonumą, nei nieko nejaučiu. Nu toks tipo, ką žinau, nu kaip rimtai, kaip tvarkaisi, kai namus tvarkaisi, tai tiesiog darai, kad tvarka būtų. Nu ir tu visai nesiparini, ar čia kaimynam patinka tavo tvarka namų, ar nepatinka. Tiesiog. Blemba kaip mintis, tu čia kaip pasakai, atėjo mintis labai kažkokia faina ir išskrido. Nu gerai, matyt, dabar nereikia jos. Labai reikia, einam iš paskos, ieškoti minties tos tavo išskridusios. Nu, tu dabar pasakai apie tą užsienio šitą savo paskyrą. Jo, kad ten žmonės, atsakau, angliškai kalbančioj paskyroj mano, realiai tūkstančiai, bet nei vieno blogo komentaro. Nebent ten, žinai, kai aš ten kokį nors, nežinau, palaikau tuos antitrampininkus, tai tada gal tie trampininkai, žinai, ateina kažką tai pasireikšti, bet jų, kai kurie, žino, komentarai, tie kritiški komentarai, parašyti taip gerai, sarkastiškai, kad aš gerbiu. Ta prasme, ir pažvengiu iš to, kaip jie ten suvarto kažkaip labai. Bet taip, lietuvių dar aš nei vieno tokio neradau, nes kažkokie visi verkšlentojai arba nuskriausti, arba kažkokie, žinai, nu, tipo, arba bando ten žaidinėti. O angliškai kalbančioj paskyroje, sakau, esu kelis komentarų, bet irgi nesu taip, kad, žinai, skaityti, nes ten labai daug laiko reikia tam, bet esu kelis tikrai komentarus, tikrai kritiškus man, bet labai gerus perskaičiusi, kur žvengiau. Čia tokia labai, bet aš tai nesu absoliučiau taip jau žiauriai, nes pas mane tai daug yra gražių komentarų, nu tiksliau, gal net mažiau tų nelabai fainų komentarų. Tai, nu, aš mėgėju, žinai, rasti apie Lietuvą, viskas, kas apie Lietuvą gerai, tai aš išpučiu, tai net tarp 100 komentarų blogai bus vienas geras apie Lietuvą, aš, žinai, papuoselėsiu jį labai. Tai norėjau pasakyti, kad čia kita mintis, bet kad žodžiu, man tai dabar atrodo Facebook'e, kad kaip tik yra daugiau to šlikštalynės negu... Nes matyt Facebook'e, nu ir sako, žinai, vyresni žmonės, tie tos jau vidurinės kartos. Žinau, gali būti, kad botų, taigi dabar uždarė neseniai Latvijoje botų fermą ir Lietuvoje irgi neseniai girdėjau, gal praeitą savaitę irgi taip nemažai, ten tūkstančiai tų fiktyvių paskyrų. Tūkstančiai. Taip. Ten skaičiai tokie, kad net neįsivaizduoji apriepti. Čia ką uždarė, žinai, o kas dar galbūt neuždaryta liko irgi, nu, tai tiesiog tų tokių šlikščių ir tuščių, nes irgi kartais, žinai, nu, tipo parašo kas nors kokį komentarą, aš atsidarau profilį ir suprantu, kad ten tas profilis yra toks, nu... Taip, apie gėlės. Gėlės būna dažnai. Nu, mašinos būna, dar ten kažkas tai būna. Kokie 5 draugai arba 20 draugų Facebook ar neseniai sukurta. Ai, o klausyk, aš tau papasakosiu, kalbant apie tas... Žiūrėk, kad aš nepamirščiau, apie Boružėlę papasakosiu po tavęs. Tai dabar tu sakyk. Atsimeni? Va, neatsimenu, ar net kalbėjom, bet, ta prasme, buvo išėjusi kalba, kadgi yra sukurta TikTok'e ten feikinė mano paskyra, mano vardu paskyra, kur ten deda ištisai visus video, bet tik įdedu savo video kokį nors naują ir iš karto atsiranda ten toj feikiniai paskyroj. Ir tada mano vardu rašo ir siūlo ten visokias būrimo paslaugas ir labai juokingai suformuotas. Tai va, tai mano draugė susirašinėjo su ta feikinė paskyra ir taip apsimetinėjo, kad jinai tiki, kad čia esate jo. Ir kai jinai man atsiuntė tą jų susirašinėjimą,
mane toks žvengas paėmė ir pagalvojo, kad jeigu tas, nes ten net, tipo, paprašė, dabar galvoju, į Peiseros, man atrodo, sąskaitą pavedimą 40 eurų padaryti, bet kažkokiam tai Michael, net nelietuviška pavardė. O tai sako, kodėl čia netitinka vardas ir pavardė? Tai sako, čia asistentas, nekreip dėmesio. Čia tipo mano asistentas. Tai, bet ten visas tas susirašinėjimas jau pradėjo kalbėti vyrišką giminę apie save, Astą. Tai buvo, kad aš užsiėmęs. Tai buvo, ir, žodžiu, ir aš taip, žinai, paskaičiau tą susirašinėjimą ir pagalvojau, kad jeigu kas nors apsigaus ir tai kabutėse Astai perves pinigus, tai... Tau negaila bus net, ne? Nesusivokti, nematyti skirtumo tarp manęs ir to feiko, tai jau čia, ta prasme, reikia ypatingo durnumo būti ir turbūt jie yra verti sumokėti tuos 40 eurų už apgavystę. Suprantu tavo mintį tiksliai. Taip. Aš tai išvis, žinai, dukras savo užknisu, kai jos ką nors pasakoja, nu, kas nors kokiam nors kenčia, kas nors kur nors, ten kažkas liūdi ir taip toliau. Nu, mes kalbam, o paskui gali aš visada pasakau ir dabar jau galvoju, blem, kaip bobutė kokia skambu, kad, nu, kiekvienas žmogus tempia savo naštą per gyvenimą, žinai. Ir kas toj naštoj bebūtų. Ar va tokie feikiniai kažkokie šitie, žinai. Ar lygos, ar kažkas. Nu, vis tiek mes. Ir kažin ar kas. Yra tokia graži istorijėlė, kad žmogus Dievui sako, žinai, nu man toks sunkus tas mano kryžius, nu davai, nu nebegaliu, nenoriu, žinai, iš to savo kryžiaus. Nu Dievas sako, gerai, tai einam išsirink savo kitą kryžių. Ir atveda jį į lauką, kur pilna kryžių visokių, žinai. Čia toks kryžius, čia anoks, čia trečioks. Ir tas žmogus ieško, tokie milžiniški visi randa mažiuką kryželiuką kažkokį. Nu tai sako, šitą pasiimsiu, tai sako, čia ir yra tavo kryžius. Nu, kad žinai, mums patiems savo naštas lengviausiai vis tiek panešti. Negu aš eičiau dabar staiga pas tave pradėčiau gyventi, nors tu gyveni labai puikiai, bet įtariu, kad nepaneščiau aš kažko, tai vis tiek tavo gyvenime. Tai va, tai, nu, čia su to dėkingumu vis, žinai, kad turim būti dėkingi, nu, nors tu ką, už viską. Labai man padeda. Tai va. Nes, žinai, tai kas, nu, aš biškai prisikabinsiu prie to, turim būti dėkingi. Galim ir nebūti dėkingi. Nu ir kas. Ir tada, kai tu esi, nu, tai panašiai yra pasirinkimas, ką tu nori žiūrėti ir ką tu nori, nu, savo dėmesį fiksuoti. Nes kai tu ieškai už ką dėkoti, tu randi. O už ką, kai tu ieškai už ką būti nepatenkintų, nelaimingų, tai tu irgi randi. Nes šiame pasaulyje viskas vyksta vienu metu. Ir geri dalykai vyksta, ir blogi dalykai vyksta. Viskas vyksta vienu metu. Nėra tai, kad arba tas. Visada būna ir tas, ir tas. Tai į ką tu fokusuoji dėmesį? Jeigu tu fokusuoji dėmesį į tai, kas tave įkvepia, kas tave motyvuoja, kas tave gydo, kas tave atpalaiduoja, kas tau kūrė ramybę ir saugumo jausmą, dėkingumą, tai tu kuo daugiau matai to, tuo tu geriau jautiesi. Tu jautiesi geriau. O kuo tu žiūri, nuo ko saugotis, kuo slėptis, kas tau kelia ten pavojų, agresiją, dar kažką, žinai, nu, ta prasme, kas blogai, kas ne taip. Tai tu va tą visą laiką tokioj, nu, nuotaikoje gyveni ir tu esi teisus, nes ten tikrai blogai. Bet ir čia, kai tu ieškai kuom įsikvėpti, tu irgi esi teisus, nes tikrai taip yra. Bet tavo būsenos visiškai kardinaliai skirtingos. Nu tai taip, aišku. Fainai yra suprasti va tokius dalykus, žinai, tada, ką žinau, daug lengviau gyventi yra. Nu, man iš vis lengviau gyventi, kažkaip nežinau. O man dresuolė, širdutė tokia pukuota, kažkokia kaip vata, tokia labai, nu, tokia minkšta rožinė širdutė. Ačiū. O kur tu matai tą širdutę? Kur čia būna? Ai, išplaukė va taip fotone. Nemačiau. Ne, būna virš galvos. Ne. Bet iš apačios ten kažkaip pasirodo. Ir dar parašyta, kad išsiusta pukinė širdis. Atsiųskit man kas nors pukinį širdį, prašau. Nieks nesiunčia. Tai va, tai apie Boružėlį, žiūrėk, papasakok. Ar tu skaitai ten kažką dar?
Ne, aš dabar, žinai, dar Gita irgi mėgsta vis tas... Labai taip, jau tiek širdelių prisiuntė Gita, ačiū labai. Ir dar, žinai, Citizen bendrino tiesioginę transliaciją ir paskatink daugiau žiūrovų bendrinti. Tai aš skatinu žiūrovai bendrinti mūsų transliaciją. Ir aš vad galvoju, ką tas reiškia. Tai čia tipo ant jos sienos dabar mes irgi kalbam, ar kaip? Aš nežinau. Nu, mes kaip visada nežinom nieko, kas čia vyksta. Bet mes skatiname bendrinti ir skatiname siūsti širdeles ir tapinti skatiname. Nes Taip sako, jo tapinti reikia jo. Geriau. Ja. Aš esu kažkada... Reikia gerai, aš paleidžiu į kosmosą paleidžiu dabar mintį, kad aš norėčiau išsiaiškinti, kaip šitas TikTokas veikia, aš jo naudojuosi, kaip ir suprantu kažką taip, bet man, aš nesuprantu taip pat labai daug ko ir labai norėčiau suprasti. Žinai, kaip išsiaiškinti reikia. Imi viską spaudinėjai, skaitai viską, paklausiu čia GPT ir išsiaiškini tada. Bet kadangi tai nėra taip žiauriai svarbu, tai jau čia ir išsiaiškinam. Man įdomu. Tai jeigu labai būtų įdomu, tai jau būtum išsiaiškinus. Čia aš kaip mokytoja kokia pasakiau. Nu gerai, tu čia esi visiškai teisi ir aš kaip mokytoja visiškai girdžiu tave ir priemu. Gerai. Tai dabar apie boružėlę papasakosiu, nors jau nuplaukė. Nors nuplaukė aktualija. Jau nuplaukė aktualija, bet vis tiek papasakosiu, nes labai man gražu buvo. Čia prie to, kad tu gyrei tuos komentarus, kuris sarkastiškai, nors tau prieštarauja, bet labai taip fainai, tai man gražu labai, kai žmonės iš savęs pasijuokti moka irgi. Tai, žodžiu, nežinau, ar tu seki iš vis tik tokią ką nors, kokius nors žmonės? Nu, kol atsakysiu, aš pasakysiu. Yra vienas toks, kaip ten jo pavadinimas, 8 kambarys, kažkas toks, bičias, kuris, šiaip tai, jisai aktorius lyg tai kažkoks, lietuvių. Ir jo ten tiktokai, kur jisai reklamuoja kažką, tai tokie nelabai įdomus. Bet žiauriai faini jo yra tiktokai, kur jisai parodijuoja, visokias tas parduotuvėlės, tokie, žinai, kur tetos ateina, pirkit ten kažką, jis labai čiotkai parodijuoja. Ir yra viena tokia, labas rytas, Genovaitė klausė, ar mes sesės? Genovaitė Venslovi. Ne, bet taip. Matyt sesės, nes tai yra dažnas klausimas. Matyt, pačios nežinom, bet greičiausiai. Tai, žodžiu, pasakoju toliau. Ir yra viena tokia Latvija mergina, kuri Lietuvoje lyg tai gyvena, labai puikiai lietuviškai kalba. Su tokiu žemaitišku akcentu, žinai, labai kažkaip gražiai. Ir darė jinai vieną savo tiktoką apie tai, kaip lietuviškai ir latviškai boružėlė yra. Tai lietuviškai boružėlė, o latviškai bis maryt. Tokie abudu vienodai juokingi žodžiai, žinai. Ir tas bičas padarė parodiją. Šitą aš tau gal net atsiųsiu paskui jau. Ir labai juokingai, žinai, viską. Ir paskui ta panelė padarė irgi video, kaip jinai su savo mama ir broliu žiūri to bičo parodiją apie ją, apie tą bis maryt ir kaip jie visi trys juokėsi. Žodžiu, čia tokia labai gražus pavyzdys, kaip žmonės ne tai, kad pasipiktina, kaip iš manęs pasityčia, o kartu dar su tuo besityčia, jis ten švelniai išsityčiasi, kartu juokėsi. Tai, man atrodo, labai aukštas sąmoningumo lygis yra, kai tu sugebi iš savęs pasijuokti irgi. Tai va, viskas. Aš tau pritariu. Taip, aš su tavim sutinku, tu esi teisi ir aš tau pritariu. Ir kur eini su manim dabar? Dabar ką tik sagą įleidau. Ta saga, kuri išėjo pro langą. Ir išrėdėjo. Tai pro duris grįžo. Jinai pro langą išeidinėja? Kaip kada, kaip aš noriu ją išleisti. Taip ir jinai. Arba pro langą grįžta. Bet dabar, kadangi aš sėdžiu, jinai gudri yra. Kadangi aš sėdžiu kambarį ir man langas yra šalia, bet jisai neatsidaro, jinai sėdi ant palangės ir kniaukia. Ir aš ją matau ir aš tada žinau. Tai va, kad reikia eiti ir duris atidaryti. Tai ir tu protinga. Mane išdresiravo gerai, mano gyvūnas. Taip. Šitą aš norėjau papasakot, TikToką gal padarysiu. Aš matai vaikystėje, paauglystėje tiksliau, lankiau kinologų kursus. DOSAF, ten, tarybinių, žinai, labai kietus kursus lankiau. Labai gerai viską žinojau apie veislės, bet tų veislių buvo Tarybų sąjungai, gal 10. Pagrindinės tai buvo ten vilkiniai, dobermanai ir atveileriai, tos jau sargybiniai, žinai. Ir paskui vienas kitas dekoratyvinis. Ir
Ir šitą, man mama buvo nupirkusi iš kažkur storą tokią vokišką knygą apie veislės. Aš kadangi ir vokiškai mokėjau, ir šunis dievinau ten, tai man labai buvo įdomu žiūrėti tas veislės. Ir atsiverčiu kokį nors ten, nežinau, dar pudelių buvo Tarybų sąjungai, kokį nors šiitsu koks nors, žinai. Ir svajoju, kaip faina, bent pamatyti gyvai būtų tą šunį. Šunų parodas tai būdavo iš vis rojus, kai koks vienas kitas Lietuvoje atsirasdavo, žinai. Ir aš labai svajojau turėti šitą ilgaplaukį taksą. Ir nebuvo Tarybų sąjungai tokių dalykų. Buvo trumpaplaukių, o ilgaplaukių nebuvo. Ir svajojau, kol vedžiau, ištekėjau už vyro, kuris turi štai, ir čia išsipildė mano gyvaikystės svajonė, įsivaizduoju. Ir aš ją buvau visai pamiršus. Ir kai susitikau su vyru ir pamačiau šitą taksą, tai sakau, įsivaizduoju, kaip svajonės pildas, vis tiek kažkada paima ir išsipildo. Kaip fainai. Nu. Aš žinai, kad dar padėkosiu, tai Gita laikina toliau mūsų transliaciją padarė. Ir Rasa palaikino mūsų transliaciją, tai ačiū visiems, kas mus palaikote ir kas žiūrite, mums irgi labai fain. Dar pasakysiu, kad šitus mūsų pokalbius, nes jie lieka įrašyti, aš juos atsisiunčiu ir tada įdedu į YouTube kanalą savo. Viskas užfiksuota. Astai Vaškevičiūtė ir yra ten podcastai, labas rytas kažkaip tai ten su Asta ir Dovilė, kažkas tai tipo taip. Maketą padariau mūsų podcasto, vis pamirštu atsisiųsti ir įdėti į šitą laivo transliaciją, kad irgi būtų. Su mumis Ragana sveikinasi, labas rytas. Bet tokia Ragana, su tavim irgi gal? Ne, pas mane tik. Man sveikata per maistą atsiuntė rožę. O, fainai. Šitą, aš apie Raganą tą norėjau pasakyti, jos ir tas veidas raganos toks įdėtas ir čia šluotų pridėta ir visko, taip, fainai. Nes kiti būna, aš labai kreipiu dėmesį tokias detalytės smulkės. Kiti būna pasivadinęs koks nors ten Jupiteris, žinai, o šitas avataras kokio nors rožė, žinai, galų gale. Nesutampa, man labai nervuoja. O čia rimtai pažiūrėta. Šaunuolė Ragana. Drąsuolė irgi laikina mūsų transliaciją, tai ačiū. Dar buvau ir norėjau papasakot, buvau užsirovus keletą kartų ant kažkokių, močiutė tokia, grinai sėdi mezga, kaip aš, žinai, ir nieko nedaro mezga, tik tai vis pasako, tapinam, patapinam. Gal Andriaus Tapino draugė, nežinau, bet, žodžiu, tapinam. Geras. O Ragana pasakė, kad visada taip kreipia dėmesį į smulkmenas. Jo, man su tom tiesioginiam transliacijom irgi. Čia jau mes ne vieną kartą jau apie tai užsimenam, bet man toks fenomenas, kaip galima belenką transliuoti ir visada atsiranda žiūrovų. Taip. Ir tapintojų atsiranda, irgi svarbiausia. Tai čia gal irgi iš to... Taip. Čia gal iš to people pleaseriškumo irgi žiūrėk tie tapintojai, kažkas nori, patapinam, davai, žinai. Gal geresnis bus? Patapinti. Tapinam, bet man greitai visi tapinam. Greit. Šitą. O aš tarp kitko vieną kartą, kai savo turėjau transliaciją. Ateina mano vyras pasibučiuoti. Labas rytas, vyrė. Matai, tam sveikinasi. Labas rytas. Išeina į darbą uždirbti pinigėlių, kad aš galėčiau čia prisidirbti. Ateka tu. Tai aš vieną kartą savo, kai turėjau transliaciją. Atsimeni, kai mes kalbėjom, kai tavo vyras prisijungė ir ten laukia iš jo širdelių, o paskui sakė, kad jisai turi irgi tapinti, jeigu įsijungia mūsų transliaciją. Neatsimenu, aš sakiau, tu tada siuntei širdelės man, kai buvai prisijungęs, ar ne? Ne, kada kažkas kitas. Ne, sakė ne. Kitą kartą prašau siųsti. Ate. Tai vis nedasakau šitą, kai savo turėjau solo laivą, vieną kartą ten buvo daug visokių rožių, visko, ir kai baigėsi transliacija, aš pamačiau, kad aš 4 eurus uždirbau. Įsivaizduoju? Čia už tas matyti visokias rožės širdis. Niekada. Aš tiek įdedu, kai aš darydavau solo transliacijas, aš tiek dirbdavau ir 4 eurų nebuvau uždirbusi. Tai aš turiu dabar sąskaitui 4 eurus. Prikyti.
ragana. Širdelė geras. Matai, kokia. Bet aš esu tavo draugė ir tavo sėkmėje lieku šalia Taip, ir aš tave palaikau, nors tau mes paskui sekasi. eisim paskui į kavinę, tos 4 eurus išleis. Gal pridirbsim dar, ką nors uždirbsim. Aš apie kavinę papasakosiu vakar. Čia man vakar ta diena tokia visiškai buvo, žinai. Na ir aš kai galiausiai vis dėlto nuėjau tą treniruotę savo vakare ir kažkur apie 3 baigiau. Ir visą dieną, kadangi mano diena visiškai sumakaluota buvo, tai mano dienos racionas buvo kakava ir 6 Rafaelo, kuriuos aš radau į studiją nuėjusi, nes aš ten konsultaciją gyvą vedžiau. Čiams ten, ne? Kur padėta. Radau 6 Rafaelo ir juos visus suvalgiau ir dar galvojau gal vieną palikti, nes gal ten Irma ateis į savo studiją ir gal jinai irgi mėgsta Rafaelo ir tada vietoj 6 Rafaelo ras 0 ir gal nusimins, bet vis tiek suvalgiau visus. Po treniruotės, jau iš tikrųjų žiauriai valgyt noriu, o mano autobusas 16:50, tai aš turiu laiko. Ir aš nuvariau, Mindaugo Maksimo yra Monami, ten tokia pikėlėlė tokia. Ir ten kišas yra tokio skanumo, aš jau kažkada tai valgiau. Ir aš nuvariau išbadėjusi, sakau, duokit man 4. Ne, duokit man visus kišus, duokit. Jinai sako, kaip tik akcija yra 3 perki 1 nemokai. Į mūsų, sakau. O sako, valgyti kur čia ar namie? Ir čia, ir namie. Sako, kiek jūs pašildyti? Sakau, taip. Kiek jūs šildyti? Sakau, 3. Jis sako, ne, 3 nešildysiu, šildysiu 2. Griežtai. Tokia faina pardavėja, man labai patiko. Čiurikas, turiu pasilabinti, nes šūdų malūnas, atsiprašau, labai negražus nikas, bet prieš tai buvo grybų karas, prieš tai buvo žuvies grybas, labai miela mergina, vardas Ieva, tik tai nikus jinai specialiai tokius pasirenka, labai mano gerbėja ir viską kitką, tai ir aš jos gerbėja, tai prisijungia. Gerai, tęsiam apie kišus toliau. Ieva su įdomiais nikais. Taip, laukiu kitą savaitę, koks bus nikas. Nu tai va, ir žodžiu, jinai pašildė man tuos 2 ir tipo aš valgau tuos, sako, nes jie sotus. Ir sakau, gerai, jeigu man neužteks, aš tada dar ką nors nusipirksiu. Ir jinai duoda man tuos 2 likusius ir sako, aš užklijuoju, kad tikrai nesuvalgytume su 2. Ir aš valgau tuos 2 ir, tipo arbatą dar pasiėmiau ir jinai po kurio laiko, ateina klausia, kaip sako, ar užteks tų 2, sakau, dar nežinau, dar 2 pusėjau. Ir tada jinai man atneša tokius mažiukus gabaliukus medaus pirago tokio, medaus to torto, tokius mažiukus gabaliukus, tokie faini, žinai, ten kokių 2 kasniukų tie piragiukai. Sako, čia, bet jums dar prie arbatos. Ir aš suvalgiau tuos 2 kišus, suvalgiau tuos 2 gabaliukus ir iš tikrųjų, ir sakau, jūs buvote teisi. Man tikrai užteko tų 2 kišų. Tai nežinau, tokia, man čia labai faina prisiminti vakar šitą istoriją. Ir aš kai perskaičiau tavo visą tą istoriją, tai, labai supratau viską, kaip tu ten, tu kaip baisu turi būti be to telefono ir paskui tą tavo, žinai, tokį, ir varau be telefono ir kaip bus, tai bus, išgyvensi, žinai. Ir paskui aš tik, žinai, ko nesusiekiau, kai tu pasakai, kad viskas gavosi dar geriau. Tai kas buvo geriau? Kur geriau? Todėl, kad aš užsisakiau ramą į savo kompiuterį ir gavau iš senukų pranešimą, kad jau tas ramas yra pirmadienį. Ir jie tik tai 3 dienas laiko pas save. O aš antradienį važiuoju, bet pas mane antradienį ryte treniruotė, jau nesuplanuota, jau sutarta viskas. Ir po to iš karto tiesiai varau konsultaciją vesti. Ir paskui tada man vėl iš kito miesto galo trenktis į senukus, kur Vikingų gatvėje su miesto transportu, toks tipo, ar aš tada spėjau, kaip čia, žodžiu, toksai, ir dar paskui dar siuntinį reikia pasiimti iš Mindaugo Maksimos, ir tokių irgi tokių dalykiukų visokių buvo, kur aš tipo galvojau, kaip man čia spėti. Ir kadangi mano ta treniruotė atkrito, aš nuvariau tiesiai į senukus pasimti to savo siuntinio, tada variau tiesiai ir vedžiau konsultaciją, tada nuvariau treniruotę, tada ten ta treniruotė yra šalia Mindaugo Maksimos, pasiėmiau tą siuntinį ir dar turėjau laiko ir ramiai, ir žodžiu, labai viskas tobula. Man tik vis dėlto viena konsultacija atkrito, nes nespėjau grįžti namo ir jau jinai pavėlinti nenorėjo, tai kitą savaitę perkeliam. Tai vis dėlto viena konsultacija atkrito, bet šiaip iš principo visai
gerai viskas susiklosto. Mhm. Ir 10 000 žingsnių surinkau. Nu, tai aš įsivaizduoju, aš kai skaitau tą kilometrą iki stotelės, paskui kilometrą atgal, paskui po kilometrą, žinai. Tai jo, o šitą, Eigi, rytoj tu pas mane atvarai? Masažą? Taip, 90 minučių. Taip, čiatka. Ir aš galvoju, ar tu žinai, ko nori, ar tu nežinai, nes aš tau čia toj pasiūlysiu. Čia dabar biški reklama bus. Taip, nieko. Prašau. Taip, Aš tavo reklamos pasiklausiusi ir užsirašiau pas tave, taip kad tu labai sėkmingai moki pasakoti ir reklamuoti. Tai va, jeigu kas nežinot, aš Vilniuje tik gaila, bet gal atvažiuotų ir iš Klaipėdos pas mane žmonės po mano pasakojimą. Tai žodžiu, aš turiu jau karštų akmenų rinkinį. Tai su karštais akmenais taip, ojetus, kaip gerai, įsivaizduoji, tavo kūną paliečia švelnus, labai švelnus, sunkus karšti akmenys. Nu, jie karšti, aišku, kad galėtum iškentėti, žinoma. Ir brūžina, ir ten tas kraujotaka judinasi, ir atsipalaiduoja, ir vidiniai raumenys atsipalaiduoja, ir po treniruotės tiesiog tobula. Ir taip, tai va, labai faina. Arba galiu... Ne, klausyk, nebeatsimenu, kas man pasakojo apie tuos karštus akmenis, masažą su karštais akmenimis. Visiškai iškrito iš galvos, bet sakė, kad čia yra taip gerai, kad tas masažas su karštais akmenimis yra toks nerealiai geras dalykas, kad ten paskui dar, nežinau, labai, irgi neatsimenu kiek laiko, bet sakė, kad ten dar daug laiko gerai jau. Taip. Aš noriu, bet aš ir medaus noriu, tai reikės antrą kartą daryti pas tave. Jo, nes abudu kartu tai neišeisi iš manęs gyva tada. Nes yra dar, pavyzdžiui, jeigu nesu karštais akmenim, o tiesiog viso kūno masažas, tai dar ir su galvos, sakiau liktai tau, su galvos šukavimu. Toks masažas, ten šukavimas, tiesiog kaifas. Tai mano mama, pavyzdžiui, nemėgsta, kai jie šukuoja iš viso. Bet dauguma žmonių tiesiog miršta nuo to šukavimo, nes tu pasijunti kaip pas mamą, pasijunti kaip vaikystėj. O dar jeigu turi daug plaukų, tai jųgi dažnai neišjudini. Žinai, jie taip ir guli viens ant kito, tie didžiuliai. Oi, ačiū labai, kita geros dienos mums palinkėjo. Iki laimingai. Ir kai pradedi šukuoti, tai taip žmogus atsipalaiduoja, net vos ne ašaros būna bėga, žinai, iš to gerumo. Kaip mama šukuoja, primena, tai man biški toks pakikent norėtų. Kasas kaip pindavo. Kaip mama man kasas pindavo. Taip. Labai malonių asociacijų. Žodžiu, išbraukėm šitą eilutę. Jo, labai tikrai labai faina. Man tai labai faina, kai plaukus judina. Tai prie karštų akmenų čia galima, priderinsim. Taip, viską, ką nors padarysiu, žodžiu. Labai faina. Aš dabar pinu makrame papuošimą ant sienos, žinai, ten pasikabinti savo kabinetį, nes dabar kol kas... Aha, tuoj. Šaniukai. O, kaip gražu. Čia dar pusė tik tai yra, bus didesnė žymiai, dar plunksnų prikabinsiu kokiu nors tai. Aš tau galiu atnešti plunksnų, pas mane yra tiekėja plunksnų. Rimtai? Jeigu tau baltas tinka. Jo. Baltas tai labai tinka. Ai, tu su mitros? Taip. Man Lina atsiuntė širdutę, ačiū. Tuoj padėsiu atgal. Taip, aš žinau, draugai. Tai pačiai Irmai irgi vis pastoviai ten prirenku, nes dabar su Mitra labai šeriasi ir šiaip aš jau sulojiką didelį turiu pririnkusi iš visų bendro gyvenimo metų. Man baltų reikia. Aš nieko nedarau, aš vis kažką tai nesugalvoju, ką daryti, kad man gražu būtų. Tipo. Jinai dar duos tau, kai sugalvosi. Aušvico prižiūrėtojas prisijungė mano gerbėjas, nežinau. Tavo gerbėjai yra įdomus. Taip, labai įdomus. Ne, fainai, šitas vis gerai pašneka šitą, bet šiaip aš taip žavėsiu. Žinai ką, Aušvico prižiūrėtojas ir pas mane prisijungė. Va, matai, gerai labai. Dabar laukiam, kad patapintų. Tas Lina tapina. Ir dar pakuotą širdutę atsiuntė. Ačiū, Lina. Ir tapukų fėja, atsimint tapukų fėja pas mus abi. Tapukų fėja, mano sena draugė. Labas, tapukų fėja. Fainai.
Nu, va, keliasi žmonės klausyk jau. Rytas, diena. Žiūrėk, širdutę gavai. Aha, aš kažkokiu čia gerbėjų nariu. Ai, Tapukų fėja tapo 7-uoju mano gerbėjų nariu. Klubo nariu. Nežinau, ką čia reiškia, bet smagu. 7 jau turiu. Va, ir šūdų malūnas. Negražu kalbėti, bet tapina. Ačiū labai. O, kaip smagu jūs matyti, Tapukų fėja, sakau. Fainai. Paskui dar kažką norėjau. Ai, dar norėjau ką pasakyti. Tu žinai apie mano šitą mūsų su Ieva akciją į senelių namus, kai apdovaninėjam dovanom. Lyg tai pasakojau tau, ne? Na, jo, pasakoju, jo. Einu pas Astą, dar atiduos širdelę, va, Tapukų fėja. Ačiū, Tapukų fėja. Va, ir aš gavau dabar. Ačiū. Valio. Faina. Nu, va, visą čia. Aš kažkada aiškinausi Tapukų, galvojau, Tapukų man kaip tapkių, nu, tipo, galvojau, gal tapkė, žinai, kokias ten, tas... Tai aš taip ir galvojau, o čia ne? Ne, čia Tapukų, tai tapinti ekraną. Tap. Oi, geras. Aš tiksliai būčiau jau ėjusi ieškoti, kokias tapkės gamina Tapukų fėja. O Lina klausia, kaip tavo rytas. Tai mūsų rytas, mes su Dovilė kiekvieną trečiadienį 7 ryto jungiamės. Jo, 7 ryto, biškai. Ir jau visą valandą sakom, kaip mūsų rytas. Jo. Ir pasakojam belė kokias istorijas. Ir juokingas, ir nejuokingas, ir rimtas, ir nerimtas, ir įdomias, neįdomias. Mums tai įdomias. Taip. Mums tai įdomias. O kam neįdomus, tuos blokuojam. Tai, jo, savo nuomonė reiškia, kuri mums nepatinka. Mes iškart blokuojam. Šitą, tai va, apie tos senelių, padarysiu irgi video, nes čia klausė viena moteriškė, kad priminčiau, prašė. Tai žodžiu, va, visiems, kas nežinot, Facebook'e yra grupė senuliukai, ne seneliukai, senuliukai. Ir tenais, va, jau nuo lapkričio 15 mes, kaip čia pasakyti, žodžiu, žmonės mums tada rašo, mes duodam vardus senelių, kurie gyvena senelių namuose, nes mums atsiunčia sąrašų senelių namai su tais vardais, su pavardėm kartais, ir su pageidavimais kokiais nors. Ten kvepalų namų, kokiu nors ten kalendorių, nu, tokie labai faini, mėly pageidavimai. Ir esmė tame, kad žmonės asmeniškai siūstų tam vat, konkrečiam senuliukui nuo savęs asmeniškai dovaną. Tokia idėja, kad, žinai, nu, kad tie senuliukai pasijaustų pagerbti, grinai asmeniškai. Ne urmu kažkaip tai iš valstybės, žinai. O taip. Ir žinai, kaip įdomu, vat, visos geros idėjos, jos linkusios plėstis, aišku, nes Ieva pradėjo tai nuo, jau prieš 8 gal metus, daugiau net, nuo kokių 20 žmonių tik tai, o dabar mes turim jau ten galybę. Ir norinčių, ir tų senelių pernai 1500, gal daugiau net apdovanojom. Ir tuo pačiu tos geros idėjos, kai išsiplečia, jos linkusios išsigimti šiek tiek. Tai šiemet mes jau gavom prašymų senelių namų, vat būtent urmu. Atsiunčia, mes turim 30 senelių, visiems atsiųskit vitaminų, pampersų ir ten dar kažko, žinai. Tai mes, ne, čia ne ta idėja visiškai. Arba jau kažkokie ir jaunimo globos namai, gal neįgalių, gal kažką atsiunčia ir su dovanom ten treningus, kėdus, ten planšetė, žinai, tokias. Tai mes irgi čia ne apie tai yra, žinai, visai, tai žodžiu, ne visus priemam. Nu, arba bent jau paliekam paskutinį eilėj, nes tų elfų vadinamų, kurie nori dovanot, būna dažnai daugiau net, negu turim senukų. Ir labai smagu, aišku, tas yra. Labai smagu matyti, kiek daug žmonių yra norinčių daryti gerus darbus. Aš žinai, bet aš pakomentuosiu, paskaitysiu komentarus. Tapukų fėja sako, trečiadienį mano išskirtiniai reikia žadintuvą anksčiau užsistatyti. Wow. O Lina sako irgi, kad aš taipogi neseniai prabutau. Tai va, trečiadieniais, 7 ryto, keliamės. Prašom, bus 6, pusė 7. Geriam kavą, aš kakavą, arbatą, nieko negeriam. Neriam, bašilių neriam. Kas su manim tas neria, kas su Asta tas geria. Ką nors. Ja. Gerai, bet aš esu tolerantiška, tai galite gerti ir kavą arba arbatą. Neblokuosim, už kavą neblokuosim. Už gerimą kažko tai neblokuosim. Bet žinai ką, aš tai klausau tavęs ir blema, kaip užsimaniau, žinai ką, ir šiaip čia ne tai, kad dabar ką tik užsimaniau, bet tiesiog prisiminiau, kad aš to norėčiau, tu turi kontaktus, gal kažkaip, nu, žodžiu, suformuluosiu. Aš seneliam reikia
padovanoti, reikia seansus, nes tai Aha. irgi, toks labai geras dalykas. Aha, Galbūt tai vienam šitą, norėtų aš kontaktų tai turiu, tik man dabar atėjo, žinai, mintis, žinai, senukai, jie su savo pažiūrom senom visokiom. Tai daug, Bet jiems kas norės. Čia aš suprantu, kad tikrai ne visi norės. Jo. ai, nu jo, Ne visi bet tai reikia norės. kažkaip pateikti, Gerai. jiem papasakot, kas tas yra. Tai labai paprastai. Tu tiesiog gulėsi, atsipalaiduosi, nei nusirengti reikės nieko, tu tiesiog gulėsi, o aš arba dar prisikviesiu kolegas, dėsime rankas ant tavo kūno, arba galėsim net nesiliesti, nes liestis nebūtina. Galima liestis, o galima nesiliesti ir vis tiek eina šiluma ir toks atsipalaidavimas ir toksai labai geras jausmas. Toksai. Aš žinau, aš žinau. Ne tai, kad sakysiu, va, aš čia dabar jūs išgydysiu, negydysiu, bet jisai būna toksai, žmonės po to jaučiasi net, savaitę ar kelias, net kai kurie, ten bent jau tą dieną tu jautiesi gerai, tu jautiesi atsipalaidavęs. Tai va tokį noriu padovanoti senukam atsipalaidavimą, poilsį. Tai bet tau reikėtų nuvažiuoti pačiai tada į senelių namus. Pas tave tai jau vargu bau, ar kas atvažiuoja. Man reikia Tai blembo. va. Nes tada reikėtų man masažinį stalą vežtis. Va, žodžiu, aš vis vieną tada susiorganizuočiau gal kažkaip. Bet jeigu yra mintis, tai ją reikia, jinai išauksi kažką. Nes tikrai aš manau, kad aš rasčiau ir tarp savo mokinių, kurie praktikuoja, kas norėtų, gal ir šiaip reikia praktikų, kurie yra šiame pasaulyje, Lietuvoje, gal irgi norėtų prisijungti. Aha. Tu žiūrėk, turi gal kokį nors pas save tekstą parašytą, kas tas yra? Tik neilgą tokį. Nes aš žinau vienus senelių. Bet aš galiu trumpą. Kaip sakiau, kad labai labai paprastai, be jokių, kad ten mistifikavimų, kad kas tai yra. Tai yra toksai labai šilumos ir atsipalaidavimo ir žmogiško kontakto netgi. Tiesiog tokio prisilietimo ir poilsio. Nes aš žinau vienus senelių namus, kur vadovybė labai tokia faina, labai moderni, sakykim, šiuolaikiška, tai nes yra tokių, kur būna, žinai, nes skambinam mes į senelių namus, prašom tų, sakom, dovanosim čia, tai jeigu vyras atsiliepia, tai žinok, pišai prapala iš karto. Ne, mes nedarom tokių, nereik mums dovanų, nieko nereik, tai jeigu vyrai, kaip be būtų skaudu, kurie senelių namam vadovauja, o moteris tai kas kita visai. Bet lyčių lygybė. Ne, jokia lygybė. Aš žinai, ką mačiau video, kuris man taip patiko ir galvoju, reikės kažkada padaryti tokį su perėjimu, kur tipo, aš nesu feministė ir tokį uždengiu ir tada tokia visa graži su makiažu. Aš čia esu matriarchė. Ai, matriarchė, aha. Ir dar neseniai draugė irgi pasakojo, kas tai yra matriarchatas. Ir man blemba, rimtai, čia ne apie tai, kad ten moteris valdytų, ar ten, čia yra tai, kad, žinai, ta prasme, ta visa valdymo hierarchija, paklusnumas, kontrolė, tai yra iš patriarchato. Matriarchatas yra visiškai apie kitką, apie būtent tą lygybę, apie laisvę turėti 4 vaikus, apie laisvę neturėti vaikų, apie laisvę turėti vyrą arba kelis vyrus. Vieną po kito, arba vienu metu, arba neturėti vyro. Aš tada ne matriarchato atstovė, bet jeigu kelis vienu metu. Jo, čia apie laisvę, nes tu irgi esi. Tai tu masažus darai, tai tu ledus pardavinėjai, tai tu dizainus kuri, tai tu dar kažką darai. Tai aš, žinai, kažkur, ne tik čia nepaslaptis jokia žodžiu, kad matriarchatas, moteris iš vis yra gamta, ne? Moteris, ne moteris, bračiu. Nes gamtagi ir yra laisvė irgi. Ir ten visko yra. Ir be gamtos nėra gyvybės, be gamtos nėra meilės irgi, nežinau. Ir gamtoje viskas gražu. Tai kad taip maždaug. Moteris yra kaip gamta. Tapukų fėja sako, gerai būtų porą vyrų turėti. Nesu tuo tikra. Tai ar gerai, ar negerai? Ne, nesu tuo tikra, kad būtų gerai porą vyrų turėti. Tu nesi tikra. Nesu tikra, ar porą. Ar porą vyrų. Tik porą. Nes ir vieno būna dažnai pakankamai. Taip. Bet fainai. Šitą mes su vyru čia kažkada juokėmės, žinai, sakau, nes jisai, mes neseniai 4 metai tik susituokę, prieš tai jisai ilgą laiką vienas buvo
Ir vis papasakoja, žinai, blemba, būdavo faina, pareini ten, žiūri kokį nors tėliką, valgai, KFC, vištas, žinai, nu kažką, žodžiu, laisvė. Ir aš jam taip sakau, tai jo palauk, tai mes kai susitokėm, tai jau nebedarai, nu neturi to jau galimybės tiek daug tos laisvės turėti. Nu, sako, ne, tai sakau, o yra pliusų kažkokių, kad tu vedėjai mane. Sako, dabar taip greit negaliu atsakyti. Ir aš irgi savęs vis klausiu, žinai, nu šiaip santuoka. Nu, vat su pirmu vyru, tai vaikai, aišku, nuostabiausias dalykas, žinai. Ir dabar, man faina labai su mano vyru, bet galvoju, vienai irgi visiškai faina būtų. Tai ir taip galvoju, nu kame santuokų pliusai tie yra. Tai turbūt, ką žinau, kai viduje pliusų daug yra, tai ir su santuoka pliusas, ir be santuokos pliusas. Visur turbūt gali gyventi. Bet turbūt pokalbiai fainiausias dalykas santuokos. Deep Blue Soul sako, kad senukų kūnai tokie apleisti energetiškai, juose įsėdusios visos pokario aukos traumos. Nu jo. Aišku, kad tai. Kas čia taip sakė? Deep Blue Soul. Gražus Jie visą pavadinimas. gyvenimą buvo stiprus kabutėse, nes komunizme nebuvo madinga būti silpniems kabutėse. Mano mamai yra 86 metai. Tai mano mama daug papasako, nu kaip ir man yra, kadangi, pamiršau kiek metų, kem 6 turbūt, arba kem 7. Taip, aš žinau. Ačiū. O Deep Blue Soul sako, kad aš esu Giedrė, sveika Giedrė. O, Na tai va, Giedrė. mano mama pasakojo, tai gal ir mano mamai kem 7 tada. Kem 7. 8-7? 8. Kelintais gimė, sakyk, aš tau viską pasakysiu. 8-3. Mama. Ai, 3-8 tada. Ai. Tai kem Tai va, 7, 8-7. Jo, tai žodžiu, tai mano mama pasakojo, jinai gimė pokario metais ir ten pasakojo apie tą pokario metus, ten siaubingą skurdą, siaubingą nesaugumo jausmą, kad į tavo namus belenkas gali ateiti ir belenką išnešti, kaip jinai po ją miegančią ištraukė, ten nežinau, paltus kažkokius paklotus, kad nes patalinės nebuvo ir kaip jinai su savo mama dalinosi paltų ir batais ir kai viena yra išėjusi, žiemą, pavyzdžiui, su batais ir paltų, kita turi sėdėti namie ir laukti, nes neturi kuo apsiauti ir išeiti, nu, ir apsirengti kuo. Tai čia ta prasme, čia trėmimai, aš iš vis neįsivaizduoju, kaip išgyventi tą periodą, koks tai jausmas, kai atsikeli ryte ir ten pusės kaimo nėra, arba tu, nu jau čia aš iš jūsų nekalbu apie kai ten tu. Nu, žodžiu, čia yra žiauru, ir tai dar neseniai viskas buvo, ta prasme, dar yra gyvi to, kaip čia, patyrėjai, tie, kurie patyrė tą, tai yra dar gyvi tie žmonės. Jo, tai čia tie laikai tai buvo siaubingi, ten žiaurus. Mano tėtisgi ištremtas buvo, politinis kalinys. Aš tik kai bandau kartais įsivaizduoti, vis tiek baigėsi fantazija kažkur. Kai tu įsivaizduot, kad tu esi įgrūstas į vagoną su 100 žmonių, kur ten šikt myštą atsiprašant, nėra kur, apie maistą, tai jau šis maistas paskutiniai vietoj, gal žinai, pasidaro kartais. Greičiausiai, žinok, nemanau, kad kur šikt myštą yra paskutiniai vietoj, kažkurio momentu pasidaro, o maistas pirmoje vietoje, kai tu ten, žinai, šaltyje, badės, kur, čia žiūriu. Ir dar kažkada, tai aš atsimenu, Rumšiškėse buvo... Palauk, tuoj paprieštarausiu tau, nes be maisto tai tu vis tiek gali išgyventi ir savaitę, žinai, tikrai gali išgyventi, o be šikt myšt negali. Ne, bet ateina momentas, kai tai nebes, kad ta prasme tiesiog tos visos moralinės dorovės normos jos pasidaro intelektualios. Nes, bet sakau, aš tai kažkada Rumšiškėse, bet taip mane sukrėtė. Po šiai dienai aš tą atsimenu, bet jau daug laiko praėjo, tai jau nebe taip, bet ta prasme aš ten porą savaičių atsigauti realiai negalėjau. Kai kalbėjau su realia, atremtinė grįžusią, mačiulytė tokia, žinai, ir ją vaikystėje kartu su, šeima visa ištrėmė, ir kai jinai ten pasako, kaip jie ten gyveno, ta prasme, basi su vasarinėm suknelėm, birželis, su basutėm, ten neatsimenu vietą, bet sako, ten birželio mėnesį jūra užšalusi dar būna, birželio mėnesį. Siaubas. Bet aš taip, žinai, mėgstu... Aha. Tokios panašios tos patirtis, kai rusam batus bučiuodavo vaikai, kad mamos nenušautų. O net šiurpas perėjo.
Nu tai va, tai Bet žodžiu grįžtam prie senukų. Tai va tiems senučiukams, jie labai patyrė tų baisumų, žiaurumus ir dėl to iš tikrųjų mūsų dabar yra darbas pagydyti per save tą generational traumą, kad toliau tai nesivilktų, nes tos aplinkybės, kuriuose gyveno mūsų seneliai ir tėvai, nu jeigu tu esi jaunas, tai gal tavo tėvai jau kitaip gyveno, bet mano tėvai, tai nu Bet vis žiauru. tiek velkasi tas dar ir pas vat, jaunų žmonių tėvus, nu vat, pas mane, tave, tu ne tėvus, bet vis tiek, kad tų mūsų senelių patirtis, nu vis tiek jinai dar turi kažkokį, tai, žinai, išliekamai tą požymį. Dar mes negalim taip net mąstyti, negalim mes patys, nors jau labai sąmoningi stengiamės būti ir psichologai, ir tie patys psichologai dar jaučiu negali mąstyti panašiai. Kaip vat senų demokratijų šalis, kurie jau ten 100 metų demokratijai gyvena ir jiems tas žiauriai natūralu yra. Tas neheitinimas, palaikymas kitų žmonių. Aš atsiminiau, ką norėjau pasakyti. Atsimeni, sakiau, mintis nuskrido viena. Dabar staiga jinai išplaukė. Apie tai, kad šitą, kaip bendrauja, vat, kodėl lietuviai, nu, nebūtinai lietuviai, bet, nu, man arčiausiai. Mums yra nesuprantamas tas small talk, žinai, toksai dalykas, kai tu susitinki su amerikiečiais, tu susitinki ir tu nesupranti, kaip vyksta, bet tu nuolat kalbėsi. Nuolat vyksta pokalbis ir visai įdomus, žinai. Tai aš vieną kartą žiūrėjau tokią laidą. Per YouTube 2 bičiai verda karamelės. Žinai, tos karamelės, kur ištempia ilgai ir ten paveiksliukai visokie, paskui pjausto. Nu, tokie labai gražios tos karamelės. 1,5 valandos tas YouTube filmukas ir jie nuo pat pradžios, kaip verda cukrų, kaip paskui ten daro tos paveikslus, kaip ilgus vamzdžius tokius krauna vieną ant kito, tada jie pasidaro visokiais senis besmegeniais, žinai, nu labai įdomu. Ir šiaip tas procesas ilgas ir žiūrėti jį vienu biškį pasidaro nuobodu 1,5 valandos, bet visas tas 1,5 valandos tie bičiai dviese kalbasi. Ir aš pradėjau galvoti, nu, blemba, kaip galim šitaip iškalbėti ilgai. Na, aišku, mes su tavim irgi kalbam, bet būtent kodėl tai pasakysiu. Juokas. Ir mes nieko neveikėm iš viso ir kalbam. Bet tai žinai kodėl? Todėl, kad jie abudu dėmesingai viens kito klauso. Nu, vat, aš pasakau kažką ir tu dabar ir linkčiai, ir tu atsakai kažką, ne? O dažnas žmogus, pasakė kažką, nu ir ką, žinai. Ir tu tada nebeturi toliau ką sakyti, žinai. Čia taip pat kaip su komentarais, pavyzdžiui, kai aš viena vedu laivą, jeigu nėra nei vieno komentaro, nu, blemba, 15 minučių galiu prašnekėti, žinai, paskui jau niekaip. Tai vat, kai yra tas ryšys abipusis, kai būtų linkčiai, akis žiūrit, šypsosi, kai reikia, ten viską, tai tu gali šnekėti ir šnekėti. Tada, tai va. Jo, aš apie tas small talk iš vis jaučiu nemoku, nesuprantu, nežinau kaip tą small talką daryti. O tas 15 minučių kalbėti, aš galiu kalbėti valandas, bet aš galiu kalbėti valandas tik tai, tipo paskaitas skaityti. Paskaitas, jo. Aš galiu, pavyzdžiui, kai seminarus reikia vedu, taigi ten ir tie seminarai mano su praktikom visom, tai namuose, kai aš vedu 8 valandos ir tai jau ten labai suskūstai. Jo, o vat, kai čia dariau dabar prisiminti 1 pakopą ir prisiminti 2 pakopą, reikia online'inius seminarus tiem žmonėm, kurie gyvena belenkur, belenkaip ir tiesiog turi iniciaciją, bet labai seniai nepraktikavo arba praktikavo, bet nori mano gal požiūrio ir patirties, tai ten tie seminarai 6 valandų. Abudu. Tai aš galiu kalbėti ilgai, bet aš galiu kalbėti tik tai, kai turiu struktūrą, kažką perteikti. Man dėl to labai, mūsų, pavyzdžiui, šitie vaivai, jie mano naujas neuronų jungtis smegenys. Nes aš tada daryti kažką, ko aš nemoku daryti šiaip normaliame gyvenime. Taip. O klausyk, vakar aš neuronų kiek prisigaminau savo. Ašgi ėjau į tą naują džimą, kur sakiau. Ir, kaip jis naujas, kaip tik senas, senukinis kažkoks ten. Ir, žinai, ėjau jausdamasi taip, lyg einu pas kažką į svečius, į butą, į hebrą kažkokią. Nes jis mažiukas, jis ten vidury gyvenamųjų namų, žinai, toksai. Ir aš nežinau, ten tikrai ne tas, kur šitam džimpliuose kokiam, kur visi gali eiti, viską, o jis toksai, ir karočią aš einu ir galvoju, ką daryti, o aš nežinau, tu nieko čia, ir atėjau ir aš tai buvau nustebinta maloniai,
tie staklės visus ten, nu, tokios senos, patrintos, žinai, net ant visų yra ženkliukai, ką daryti ant tų staklių, jūs ten nesulūžusios, nu, bet tokios jau padėvėtos. Ir žmonių labai mažai, net nėra vietos prie veidrodžio, kur atsigulti su kilimėliu, žinai. Aš ten vienos merginos paklausiu, sako, tai kur nors kampe, žinai, atsigulkit maždaug. Bet žmonės ten kokie visi faini, ten visi apsirengia belė kaip, ten ne fancy kažkokiom ten, wow, Nike, Adidas, žinai, kažkokie ten, radau skudarą apsirengiau. Ir visi dirba grinai dėl savęs, ne tam, kad pasirodyt koks čia čiotkas, o, nu, savo sveikatai. Tai va, tai tuoj susipažinau su visais. Tu treneris labai nuostabus ir ten matyti ir savininkas jis yra. Užsisakiau savo programą, kad padarytų ir duosis man 3 mėnesiam programą ir aš eisiu su lapeliu ir darysiu. Ir nesiblaškysiu. Nu, tai va. Like, subscribe. Jo. Nu, fainai. Tai va, nu džiaugiuosi jo jau, kad nusiteikusim, jau nusipirkau abonentą ir rytais varysiu. Super. Jaučiu gal reikia baigti, ne? Jo, nes 9 valandą konsultacija, aš su pižama, čia mano pižama, labą dieną, susipažinkite. Ai, čia ta, kur iš temų, ne? Bet faina. Ir dar užsisakiau, man kokios jos fainos. Tik jos, žiūrėk, biški ta medžiaga, biški sintetika yra, ne? Jos, nu, Tai ten... ne biški, turbūt gal ne biški, bet man jinai vis tiek labai faina, nors aš nežiūrėjau etiketės, jaučiu Tai nukirpau. nesvarbu, bet kaip jaučiasi ant kūno, svarbu, ar Labai gerai. labai gerai, ne? Nes aš irgi svajoju apie tokį. Tai tiesiog kaip čia. Gerai, fainai tas. Ir dar vienas, dar turi, bet man jau atsiųsti, nes nu, nerealiai. Ir šiaip, žinot ką, davai aš pabursiu dabar. Bet aš nežinau, ar aš esu teisi, bet vis tiek pabursiu. Pagal kiekį šiltų rūbų, kuriuos aš užsisakiau dabar, ir dar Sirijui kažkodėl nusprendžiau, nu, megztuką. Nu, Sirijus tai katinas, kuriam 20 metų, tai nusprendžiau jam dar megztuką užsakyti. Tai bet pagal kiekį šiltų rūbų, kiek aš užsisakiau savo ir kitiems, tai turbūt bus šalta žiema. Čia tu kaip paukščiai, žinai. Jeigu paukščiai išskrenda anksčiau, tai reiškia bus šalta žiema. Jeigu Asta užsisakė belenkiek šiltų rūbų visiems, tai galbūt bus. Nežinau, tikiuosi, kad nebus. Nu, pažiūrėsim, mes įrašas bus. Rašo, kad žiema bus labai šalta. Tai pasižiūrėsim. Bet aš kiek save, žinokit, kiek save atsimenam. Visada yra prognozių, bus labai šalta žiema ir bus labai karšta vasara. Ir dažnai nepasitvirtina niekaip. Pernai turėjo būti labai šalta žiema. Bet nebuvo. Ir vasara turėjo būti žiauriai karšta, karščiausia istorijai. Tai, bet, nu, nepaėjo kažkaip. Tai. Nu, tai va. Tai gerai, tai lauksim šaltos žiemos. Kas sako dar kažką? Ne. Rengsiu, prakaituosiu. Jau geriau prakaituosiu, negu kad šalsiu. Ne, prašau, tik tai ne šalta žiema, nes labai sniego saikinga. Aš norėčiau, kad būtų saikingai šalta. Ne daugiau, bet to mano guzikų, žinau, kaip yra problemos per šalčius eiti lauką daryti reikaliukus. Ten mes tai vien dėl tavo guzikų mes pakentėsim, nereik šaltų žiemų. Okay, bet jo, iki 10 laipsnių tai fainai, iki 5, nu, minus 10 dar pats tas, paskui jau viskas. Iki max 10, o daugiau ne. Gerai, tai va, susitarėm tarpusavę, ne, aš tikiuosi mes visi, kas čia esame, susitarėm, kad bus max minus 10, max. Ir biški sniego, kukliai, kad tu galėtum pravažiuoti. Taip, nes man žinau, kad kai sniego daug, tai tada irgi labai problemos yra, nes ten, nu, valyt valo ir dabar traktoristų labai fainų turiu telefonų, kurie turi traktorius, tai galiu susitarti, paskambinti ir išgelbėti mane. Nu, tai va, bet žinote, sudėtinga. Taip. Tai va. Nu, tai gerai, tai myliu, bučkis, visas. Ir visus, ir visas. O su tavimi iki rytojaus? Su manimi iki rytojaus, su tavim, o su visais iki šiaip irgi kada nors gal susitiksime gyvai kažkur tai kažkada, tai, o šiaip tai trečiadienį 7 ryto tik tokia. Šūdų malūnas, myliu, bučiuojate. Iki. Iki.